Aš negaliu apsakyti to jausmo, kurį aš jaučiu, kai įveikiu save. Vyrų kalviai, tu išlipi iš tos suknistos komforto zonos. Mano požiūris, pavyzdžiui, tėvus tikrai pasikeitė. Aš pradėjau juos labiau gerbti. Tas toks išlipimas iš komforto zonos leidžia man konfrontuoti dalį savęs, kurios aš dažnai nematau. Tai aš atsiradau pirmiausia Vyrų kalvės akademijoje, nes aš su tėčiu buvau tėčio sūnaus stovykloje ir mums tikrai labai patiko. Aš pastebėjau, kad gal aš galėčiau kažką išmokti iš šitų vadovų, iš šitų mentorių ir man toksai būdas, kaip čia moko viską, toksai išlipimas iš komforto zonos, labai mane sudomino. Ir šiaip buvau pamiršęs vyrų kalvę, bet tada man tėtis priminė ir sako, yra Vyrų kalvės tokia akademija. Ar tu norėtum metų programą? Ir aš pagalvojau ir aš sakiau, pabandysiu. Mano įsimintiniausias momentas Vyrų kalvėj, spėju, tikrai buvo patyrimas vienas iš. Aš jį vadinu poezijos patyrimu, nes mes turėjom vaikščioti per Vilniaus senamiestį ir centrą ir nepažįstamiem žmonėm deklamuoti eilėraščius, kurias mes turėjom atmintinai išmokti. Ir tikrai buvo toks išlipimas iš komforto zonos, bet ne tik tas, toksai išeini, tu tą galėtum daryti ir kasdieniam gyvenime, niekas tavęs nestabdo, tu gali tą daryti. Bet žmonės tiesiog to nedaro ir aš jaučiu tokią keistą laisvę daryti, ką tik noriu, nes tokia, prisipažinsiu, pirmą porą deklamavimų tikrai buvo sunku prieiti prie žmonių, nes o jeigu jie nueis, o jeigu jie mane atstums. Ir taip ir buvo, tikrai buvo atstumimų, tikrai buvo pasakymų ne, buvo pasakymų atsiprašau, aš nekalbu lietuviškai. Ir aš manau, kad bet buvo tikrai pavykusių momentų. Ir visi tie pavykusi momentai susidėjo ir tiesiog aš jaučiau visą tą tokį nedrąsumą, atstumimo baimę. Aš jaučiau, kaip jie tiesiog dingsta, drąsumas, aišku, padidėjo, baimė būti atstumtam pamažėjo, nes aš pamačiau, kad būtent atstumtam nėra taip blogai, tu tiesiog pasimokai ir eini toliau. Tai šitas patyrimas ir tai buvo pirmas mano patyrimas. Aišku, buvo savaitgalinė stovykla, bet iš patyrimų tai buvo mano pirmasis. Ir tikrai labai paliko įspūdį. Man Vyrų kalvės akademija duoda labai daug. Ir čia skamba, kad labai daug. Ne, iš tiesų. Pirmas dalykas, ką man duoda, tai yra pažintis. Mano grupė, mano būrys, jisai labai yra darnus. Ir po šitų ilgų metų mes labai suartėjom. Mes matėm viens kitą sunkiuosiuose momentuose, lengvuosiuose, mes juokėmės, verkėm, jautėm visokiausias emocijas. Mes keikėm viens kitą, mes džiaugiamės kartu. Ir tai sudarė tokį labai stipriai suėjusi būrį bernų. Ir aš jaučiu, kad aš galėčiau jais pasitikėti ir fiziškai, ir emociškai. Ir jie palaikys mane bet kada, nes jie palaikė mane per sunkiausius momentus, per lengviausius, per fizinį skausmą, per emocinį. Ta, ką aš patyriau su jais per šitos ilgus metus, yra neapsakomai daug ir neapsakomai stipriai mane suartino su jais. Ką aš dar gaunu iš Vyrų kalvės, tai yra, kaip čia galima pasakyti, tokių savybių, atrandu savybių savęs, ko aš nežinojau, kad aš turiu. Tas toks išlipimas iš komforto zonos leidžia man konfrontuoti dalį savęs, kurios aš dažnai nematau. Ką aš darau, kai man nepatogu, ką aš nedarau, kai man šalta, ką aš darau, kai aš pavargęs. Visi tokie išlipimai iš komforto zonos, jie man parodo, va, čia yra pavargęs Rapolas, va, čia yra sušalęs Rapolas. Kuo jisai skiriasi, kaip jį galima pakeisti, kuo jisai geras, kuo jisai blogas. Ir aš manau, kad visi šitie patyrimai jie parodo man, koks aš iš tikrųjų esu, nes gyvenimas komforto zonoje aš niekada nebūčiau radęs, būčiau sėdėjęs ant sofkutės ir nieko niekada nesužinojęs apie save. O dabar išėjau
čia į žygį, ar ten į miestą, ten deklamuoti eilėraščius viešumoje. Tikrai buvo baisu, tikrai galvojau, tikrai nepavyks. Bet kai išlipau iš tos komforto zonos, aš tiesiog jaučiausi toks laisvas, toks pakylėtas ir dar didelis pliusas, kad, sakau, sužinojau daug apie save, apie dalį savęs, ko aš net nežinau, kad egzistuoja. Aš vyrų kalviai gaunu, vienas iš dalykų, ką aš gaunu vyrų kalviai, ko aš, pavyzdžiui, negaunu mokykloje, yra tas toksai išlipimas iš komforto zonos. Nes mokykloje, taip, galima sakyti, kad tu išlipi iš komforto zonos, prieidamas prie lentos ar atsakydamas į klausimą. Bet, tai nepasilygina, ką mes darome čia Vyrų kalvės akademijoje. Mes einame 100 kilometrų žygius, mes keliaujam su traukiniais į vienuolynus, visur mes ten ir tu tiesiog nesitiki, nes vadovai tau nieko nesako, visi klausimai yra tiesiog taip. Ir tu nieko nežinai, ir kai tu ten atvažiuoji, tu nežinai, ko tikėtis. Nes mokykloje tu gal ir žinai, ko tikėtis, paklaus klausimo, ar ten paprašys kažką pristatyti. O Vyrų kalviai tu atvažiuoji ir nieko nežinai. Ir tai aišku yra labai baisu. Bet kai tu įsivažiuoji, tu pajauti, kiek tai tave ugdo. Kiek tai tave ugdo daugiau negu paprasta mokykla galėtų. Arba ko aš dar gaunu Vyrų kalviai, ko aš negaunu, tarkim, aplinkoje, ne tik mokykloje. Tai yra tokių tikrų draugysčių. Nes aš matau šitos žmonės visiškai be kaukių. Aš matau jos, kai jiems baisu. Aš matau, kai jiems liūdna. Aš matau, kaip jie yra, kai yra laimingi. Ir aš juos mačiau kiekvieną savaitę per Zoomus, kiekvieną mėnesį per dieninius susitikimus ir kiekvieną metų laiką per savaitgalinius susitikimus. Ir aš juos matau kiekvienoje emocijoje įmanomai. Ir tai sudaro tokį artimą ryšį, kurį sunku gauti tiesiog aplinkoj, nebent tu turi iš karto susiklikini su tam tikru žmogum. O čia tu taip ilgai prabūni su šitai žmonėm, kad tu tokią brolišką meilę jam gauni ir tu tiesiog galėjai pasitikėti su bet kuo, su savo emocinė būklė, su savo fizinė būklė. Ir jie yra toksai pamatas, kuris tau gali bet kada padėti. Kai ir baigsis ta Vyrų kalvės akademija, kai aš užaugsiu, aš žinosiu, kad jeigu man bus sunku, aš galėsiu parašyti bet kuriam iš mano grupės narių ir jie man tikrai padės. Nes kiek mes esame išgyvenę kartu, tai tiesiog sudaro tokį artimą ryšį, kuris yra tiesiog nepakartojamas nei mokykloje, nei šiaip aplinkoje. Ką aš esu girdėjęs iš draugų savo artimiausių, jie, aišku, nesupranta, kad tai iš Vyrų kalvės, bet žiūrint į visus patyrimus, kokius aš esu turėjęs su Vyrų kalvė, aš manau, kad tai bus iš Vyrų kalvės. Tai yra, kad aš nebijau suklysti ir nebijau, šitas didelis, prieiti prie nepažįstamo. Aš seniau visai turėdavau tokią socialinę baimę prieiti prie nepažįstamo ir būti atstumtam. Bet po vieno patyrimo, ir šiaip po daug patyrimų, ne tik to vieno, aš pradėjau jausti tą tokią, nesvarbu, būsi atstumtas, pabandysi dar kartą, arba sužinosi savo klaidą. Ir aš manau, kad tai yra dalykas, ką pastebi mano draugai, nes jie tikrai mato, koks aš pasikeičiau. Prieš Vyrų kalvę aš bijodavau prieiti, paprašyti kur man eiti, kur aš esu ir taip toliau. Bet dabar, kadangi aš moku ir lietuviškai, ir angliškai, tai ir užsienį, ir Lietuvoje, galiu prieiti prie bet ko ir paprašyti, kur yra tas ir ta vieta, kur aš esu, kaip man nueiti iki ten. Ir aš manau, kad tai yra didelė dalis ir tai mane ugdo, nes aš tada ne tik nebijau klysti su nepažįstamais, bet ir šiaip nebijau klysti mokykloje, namuose, savo hobiuose, kaip muzika, menas. Aš tiesiog nebebijau klysti. Ir mano draugai tą pastebi ir aš matau, kad tai jos tai irgi paveikia. Jie irgi pradeda nebijoti klysti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu pakeisti savo draugų požiūrius į klaidas ar į, nežinau, prieimo prie nepažįstamo, čia kaip vienas pavyzdys. Ir dar, ką aš galiu tikrai gal teikti, kad mano draugai pastebi, tai galima sakyti, mano branda ir tolerancija labai išaugo. Nes mes Vyrų kalvėj kalbame su daug skirtingų žmonių.
kalbėjom su vienuoliu, kalbėjom su kaip ir galima sakyti, tokiu tėvišku atstovu, kuris irgi turi vaikų, arba kalbėjom su labai keistai skambės moterų atstovu, kur galim klausti klausimų, kurie mus tikrai pačius domina apie tą grupę, kurį tas žmogus reprezentuoja. Ir aš tiek daug sužinojau apie tas socialinės grupuotės, kurių aš normaliai tiesiog nežinojau ir man buvo įdomu ir aš neturėjau ko klausti, bet per Vyrų kalvę aš galėjau tą informaciją sužinoti saugiam ir šiltam, burbule. Va. Ir mano draugai tikrai tą pastebi, nes aš dabar labai gerai perprantu ir tėvus, ir labai gerai perprantu kitas socialinės grupuotės ir kaip šiaip žmonės elgiasi viešumoje. Ir aš tikrai pastebiu, kad tai padeda socialiniam gyvenime, nes Vyrų kalvėje aš gaunu tokią vietą, kur aš galiu paklausti. Tai yra tiesiog saugus burbulas, kuriame visi klausimai yra leidžiami. Ir nieks nėra, oi, keistas klausimas, o blogas klausimas. Ne, visi klausimai yra leidžiami ir į daugumą klausimų tu tiesiog gauni atsakymą. Ar jis tau patinka, ar jis tau nepatinka, tu pats turi nuspręsti. Bet štai yra dalykas, ką mano bendraamžiai ir mano aplinkiniai irgi pastebi. Ta tokį tolerantiškumą, nes aš sužinau daugiau apie kitų žmonių perspektyvas ir apie kitų žmonių gyvenimus. Ir tą brandumą, kad aš tiesiog žinau, kaip elgtis su tam tikrom grupuotėm, ko aš nebūčiau žinojęs, jeigu nebūčiau paklausęs to ir to klausimo. Mano santykis su tėvais pasikeitė. Negalėčiau pasakyti teigiamai ar neigiamai, jis tiesiog pasikeitė. Nes aš manau, mano santykis su visais mano artimiausiais draugais ir šiaip žmonėmis pasikeitė, bet kadangi tėvai yra tie artimiausi, jie spėjo daugiausiai tai pamatė. Jie pamatė, kaip aš tampu labiau drąsus, tampu drąsesnis, tampu supratingesnis, pradedu labiau logiškai mąstyti ir tapti tolerantingesnis. Va. Ir nes visi tokie įvykiai, patyrimai, stovyklos, jie mane tiesiog keičia, aš pats tai matau. Ir mano požiūris, pavyzdžiui, į tėvus tikrai pasikeitė. Aš pradėjau juos labiau gerbti, aš tikrai pradėjau matyti, kodėl jie, pavyzdžiui, tam tikro dalyko neleidžia, tam tikrą dalyką leidžia. Toksai pradedu juos matyti kaip žmonės, tai gali būti ir neigiamas, ir teigiamas dalykas, bet aš pradedu matyti, kad jie irgi turi norus, jie turi baimės. Ir kad, pavyzdžiui, jie bijo, kad man kažkas blogai bus. Ir tada aš suprantu, kodėl jie man tam tikrų dalykų neleidžia, jie man tam tikrų dalykų leidžia, jie nori, kad aš kažką pasiekčiau, nes jie nori, kad aš gyvenčiau saugiai ir gyvenčiau laimingas. Tai kad ir jie mane stumia iš to stovyklą, oi, tau tikrai patiks. Bet aš manau, kad oi, ne, man nepatiks. Va čia pačiam gale sėdžiu ir matau, kad blemba, jie tikrai žino, ką jie daro. Jie nori man tik tai gero ir aš esu labai dėkingas jiem dėl to. Ir aš esu labai dėkingas Vyrų kalvei, kad tai man parodė. Nes jie tiesiog nori kuo gero man ir kartais aš pats to nesuprantu. Jie man sako ir man nepatinka, ką jie sako. Bet jeigu aš pasiklausau jų, dažniausiai būna geriau. Nes jie turi tokios labiau, kaip čia pasakius, brandos, aišku, nes jie vyresni ir jie daugiau yra patyrę. Ir jeigu aš pasiklausysiu jų patarimų, gal man nereikės eiti per tos pačius sunkumus, per kuriuos jie ėjo, kad aš būčiau toks pats sėkmingas arba net sėkmingesnis negu jie. Ir aš tikrai, jeigu sutrumpinti visą šitą atsakymą į tokią glaudesnę formą, aš pradėjau matyti savo tėvus iš kitos perspektyvos, ne kaip idealizuotas būtybės, bet kaip žmonės. Ir tai, aišku, labai pakeitė visą savo gyvenimą, išlindau iš tokio burbulo, bet tai ir padėjo, šiaip daugiausiai padėjo, nes aš padėjau juos matyti, kad jie yra irgi žmonės. Ir labai padėjo įdėti į dėžutės ir į kontekstą jų tam tikrus poelgius, tam tikrose situacijose. Aš stengiuosi daryti dalykus, kurių man smegenys, toksai tingus rapolas sako, kad nedarytum. Jeigu yra ten
ar yra savanorių padaryti tą ir tą darbą. Aš stengiuosi visą laiką pasisiūlyti, taip sąmoningai pagalvoti ir toksai, tingus Rapolas sako, kad aš šito turėčiau nedaryti, bet, o jeigu aš tai padarysiu ir, nežinau, susirasiu naujų pažinčių, ar ten išmoksiu naujų dalykų, ir aš dažniausiai pasisiūlau, ir aš manau, kad, aš neišmokau to iš aplinkos ar iš mokyklos, tai aš manau, kad tai aš tikrai išmokau per Vyrų kalvę. Nes tikrai čia labai moku išlipti iš tos komforto zonos ir tą aš tikrai pritaikau tikram pasaulyje, nes aš tiesiog matau pliusus išlipime iš komforto zono. Ką aš dar pritaikau savo aplinkoje, savo buityje, ką čia moko Vyrų kalvėje, yra tas klausinėjimas klausimų. Nes, aišku, neįžulių. Nes aš manau, kad jeigu tu esi smalsus, tai reikia domėtis. Nes kitaip tu negausi atsakymą, ir jeigu tu negausi atsakymą, tu tiesiog nežinosi. Ir taip žmonės galės tave, tarkim, pamanipuliuoti, nes tu kažko tiesiog nežinosi, nes nepaklausai. Ir aš tikrai, ką aš pastebėjau, kad aš supratau per šitos metus, kad nėra tokio dalyko kaip durno klausimo. Yra tiesiog durni atsakymai. Ne, bet tiesiog, kad visi klausimai yra validus. Ir čia yra atsakinėtojo atsakomybė pasakyti, ar aš galiu tą klausimą atsakyti, ar aš negaliu. Jeigu jis negali, tai viskas gerai. Bet tu turi teisę visą laiką klausti. Ir šiaip yra labai gerai klausti. Ir aš tikrai tą pasimokiau ir išmokau. Ir dabar tą dažnai naudoju, kad jeigu nežinau kažko, klausiu. Jeigu kažkas labai įdomu, irgi paklausiu. Kaip tik pasakei, tas į visus klausimus apie ateitį atsako taip. Aš tikrai sakyčiau, kad šis ritualas ir ši taisyklė mane labiausiai sudomina. Nes aišku, kai aš čia atvažiavau, aš visą laiką norėjau žinoti, kas bus. Ar reikia pasiruošti? Aš bijau, aš labai bijau. Bet aš po to, kai bėgo laikas, aš supratau, kodėl jie tai daro. Jie tai daro, kad mes negalėtume pasiruošti. Nes kai žmogus pasiruošia, tam, kam jis pasiruošia, tampa jo komforto zonoje. O Vyrų kalvėje mes bandome kuo labiau išeiti iš savo komforto zonos. Ir tas toksai, ar listų taip, kur mes miegosim, taip, toksai sumėtymas, tu nežinai, ko tikėtis. Ir tai yra fainai. Aišku, kai yra labai kritinė situacija, tau praneša. Bet kai tas toks, nežinai, kas vyks, yra labai labai fainai, nes pirmas dalykas, smagu, kai yra siurprizas. Jeigu jis neigiamas, gal nelabai smagu, bet jeigu tas siurprizas yra teigiamas, tai tikrai labai fainai. Bet ir toks išlipimas iš komforto zonos, nes, kaip sako Vyrų kalvės mentoriai ir ką aš pats pastebėjau per savo patirtis Vyrų kalvėje, išlipimas iš komforto zonos tave labiausiai ugdo. Mokykloje, todėl ir aš manau, todėl ir Vyrų kalvė tai sako, kad mokykloje yra retai išlipama iš komforto zonos. Tu sėdi, užsirašinėjai kažką į sąsiuvinį, matematika, neįdomu. O Vyrų kalvė, tu išlipi iš komforto zonos. Aš kartoju tą patį per tą patį, bet aš manau, kad tai yra geriausias būdas, kaip tai apibūdinti. Vyrų kalvėj, tu išlipi iš tos suknistos komforto zonos ir tu gali tiek daug išmokti apie tą pasaulį, kuris tave supa, bet ne tik tai apie tai, bet tu gali sužinoti ir daug apie patį save. Tokiam bičui aš pasakyčiau, kad pabandyk. Atrodo, kad, oi ne, aš norėčiau tuos savaitgalius praleisti namuosios arba su draugais. Taip, aš irgi kartais tą galvoju, kai sėdžiu Vyrų kalvėj, ten šlapia lyja, aš toksai, bliamba, kaip būtų gerai dabar gulėti šiltoj lovoj. Bet aš negaliu apsakyti to jausmo, kurį aš jaučiu, kai įveikiu save, kai nueinu tą 100 kilometrų žygį, kai prieinu prie to nepažįstamo žmogaus ir pradedu deklamuoti poeziją. Tai yra dalykas, kurio tu nepadarysi niekur kitur. Tai tave išmoko būdais, kur aš net negalėčiau tokių dalykų sugalvoti. Ir dar tie patys vadovai, mentoriai,
jie tau papasakoja savo istorijas, savo gyvenimo klaidas, savo gyvenimo potyrius. Ir jie tave gali išmokyti tų pamokų, kurie jie išmoko per tas klaidas, ir tau net nereikia tų klaidų daryti. Ir tai tave ugdo, ir tu iš karto tampi toksai brandesnis, protingesnis. Ir aš manau, kad visi nori būti brandesni, protingesni, negu jie dabar yra. Nes tas ugdymas savęs yra tokia kaip ir gyvenimo prasmė mano akise. Aš manau, kad ugdyti save yra svarbiausias dalykas gyvenime. Tu turi visą laiką mokytis kažko naujo. Dar vienas labai didelis pliusas ir tu susirandi žiauriai kietų draugų. Nes tu tiesiog gyveni per tą nepatogumą, per tą šlapumą, per tą šaltį kartu. Ne vienas, tu nesi vienas, tu niekada nesi vienas. Aplink tave yra būrys kitų labai fainų bičių, būrys labai fainų mentorių, kurie tave priims ir atsakys bet kokius klausimus, kurie tau įdomu, bet kokius. Aš pats galvojau, negali atsakyti visus klausimus. Jie atsako į daugumą klausimų, kurio mes jas užduodam. Ir tai mane šokiravo. Ir aš manau, kad dar tas labai didelis pliusas, kad tu gauni labai daug pažinčių. Ir net šiaip pažinčių, kad aš šiaip pažįstu. Ne. Tu gauni stabilių draugų, kurie tave parems ir fiziškai, ir emociškai bet kokiose situacijose. Tau sunku prieik prie vyrų kalvės būrio draugo ir sakyk, blemba, man žiauriai sunku. Gali man prašau padėti. Ir jis tau dažniausiai padės, nes jisai žino, kad tu jam padėtum tokioj pačioj situacijai. Tai nesigauna tiesiog kažkokia draugystė, kur tipo, ai tu fainas, draugaukime. Ne, tai gaunasi, kad tipo, kai aš buvau šlapęs ir man buvo šalta, tu mane prisėmė į palapinę ir mes dviese miegojom, nes man buvo žiauriai šalta. Ir niekur kitur negali tokios sukurti draugystės. Ir dar tie patys mentoriai, jie nėra kaip tik vadovai, kurios tu sutinki tik stovyklose. Ne, jie yra ir žmonės, į kuriuos tu gali atsiremti, tu gali jam parašyti visą laiką, kai tau sunku, kai tu turi klausimą, kai tu nori pagalbos. Jie visą laiką yra šalia ir jie visą laiką yra ten, kad tau padėti. Tai aš manau, čia yra, jeigu vis dar abejojat varyti į Vyrų kalvės akademiją, aš tikrai rekomenduoju. Nepatiks, bet aš manau, kad bent keletą dalykų tai tikrai išmoksit ir tikrai galėsit panaudoti savo aplinkoje, savo hobiuose, moksluose, kad ir kur norėsit. Nes ką čia moko, pamokos yra iš tiesų labai universalios. Tai va. Dabar freestyle. Ten mes turim bombinę hatą, pirtis, 4 akmenys. Jau, šildymas ir minkštas, šienas, ugnis, mėlyna šviesytė. Jau, mėlyna šviesytė. Jau, aš out. Mes ieškosim lapų akmenim, kad šilta būtų po mūsų sėdmenim.